Jei atidarysime puslapį per kairiojo meniu skiltį sandėlio plius minus, matysime, kad šio puslapio lentelėje šiuo metu yra dvi nurašymo eilutės. Viena nurašymo priežastis parduota iš objekto ir matome, kad šį nurašymą galime tik tai peržiūrėti, nes jo eilutėje tai yra tik mėlynas mygtukėlis. Taip yra todėl, kad šis nurašymas formuojamas programos kartu su pardavimu iš objekto ir jo duomenų redaguoti negalima bei negalima jo atskirai anuliuoti. Kai buvo paaiškinta vaizdo instrukcijoje apie pardavimo akto anuliavimą, kartu su pardavimu anuliuojamas ir su juo susietas nurašymas, atitinkamai pakeičiant komponentų kiekių likučius. Antro nurašymo priežastis parduota iš sandėlio ir šio nurašymo eilutė greta mėlyno mygtukėlio yra oranžinis, ant kurio užvedus pelę matomas tekstas redaguoti. Atsidarius nurašymo redagavimo puslapiui matome pasirinkto akto duomenis. Galime redaguoti ar įvesti naują pastabą. Pakeisti nurašymo priežastį ir atnaujinti duomenis. Taip pat prireikus nurašymo redagavimo puslapyje galime paspaudus mygtuką anuliuoti nurašymą.